Prieš 2 metus Vilniaus darželiuose vertinta vaikų dantų priežiūros ir higienos situacija atskleidė, kad bent vieną sugedusį dantį turėjo ar tebeturi 62% priešmokyklinio amžiaus vaikų. Tik keliais procentais mažiau negu 2021 metais. Ir šią vasarą ėduonis nustatytas maždaug pusiai priešmokyklinukų. Kas antras šešiametis turi ėduonies pažeistus dantis, taip pat kas antras šešiametis nevalo dantų ryte. Ir net 17% vakare nevalo dantų, tai rodo, kad vaikai negali būti atsakingi už tai, ką nėra atsakingi būdami vaikais. Apklausos mokyklose rodo, kad dantis 2 kartus per dieną valo daugiau kaip pusė moksleivių. Vaikų odontologijos Lietuvoje pradininkės Rasos Račienės vertinimu šis rodiklis per mažas, kad vaikų dantų sveikata būtų pakankama. Mes iki šiol neturim normalios dantų valymo kultūros ir dėl to visos priemonės, kurios buvo bandytos taikyti, sakykime, jos nedavė tinkamo efekto. Kol tėvai nemokės prižiūrėti vaikų dantų, tol mes neturėsime jokio pokyčio. O ką apie savo gebėjimą rūpintis vaikų burnos higiena mano patys tėvai? Yra dantų pasta vaikams pagal amžių ir mes turime specialią pastą, kaip ištepti dantukus, kad miegui. Tai praeinam, pravalom su dideliu šepetėliu, po to tokiu individualiu dantukam. Aš kaip nevaliaus, tai tada man vienas sugedo. O ką reikia daryti, kad negestų dantukai? Valytis dantukus. Ar pats valai? Taip. Odontologė Indrė Misiūnienė sako, kad tinkamai valyti vaikui dantis labai svarbu nuo paties pirmojo dantuko. Ir nereikia moti ranka į tai, kad pieniniai dantys yra laikini. Ta filosofija, kad čia nevalysim, nes vis tiek jie iškris. Tai čia yra prasta filosofija, nes tų pieninių dantukų tai reikia žmogui ir jeigu jie ten anksčiau laiko sugenda ir jos tenka ištraukti, tai gali būti ir didelių sąkandžio problemų ir galų gale negražu vaikui ir skauda. Tačiau gydytoja dantų sveikatą sieja ir su bendra organizmo būkle, ne vien su reguliaria burnos higiena. Labai stipriai susiję yra su žarnyno sveikata, su neurologiniam ligom, dantų sveikata labai stipriai yra susijus. Mineralų papildyti ir taip toliau, aišku, valyti būtina. Gali būti žmogaus sveikata labai prasta, kad neužtenka to protokole duodamo kiekio vitamino ir reikia dar ir dar, nes, sakykime, koks nors vitaminas K2 jisai gaminasi mūsų pačių žarnyne. Pagrindinis yra kiekis iš ten ateina ir jeigu yra su žarnynu blogai, tai negali būti, kad ten su dantim viskas gerai baigsis. Odontologė Rasa Račienė yra atkreipusi dėmesį į atvirkštinę priklausomybę. Infekcija iš burnos gali keliauti po organizmą, sukelti ar palaikyti kitas ligas. Ir atkreipia dėmesį į dantų valymo laiką. Norint deramai nuvalyti vieno danties paviršių, reikia skirti 5 sekundės. Tad ne šiaip savo rekomenduojama vaikui dantis valyti iki 3 minučių. Odontologė įsitikinusi, kad vaikų dantų ėduonis yra neteisingos elgsenos liga. Ir daug šalių pasaulyje įrodė, kad dantų ėduonimi įmanoma nesirgti. Šiandien dienai Lietuvoje tai dar vis yra problema ir tai vis dar kažkam tai yra vis norma, kad šitos ligos neišvengs. Ne vienoje ES šalyje vaikų dantų ėduonies paplitimas jau prieš porą metų tesiekia 10%. Nuo šių metų Lietuvoje padaugėjo nemokamų odontologijos paslaugų, tarp jų ir profesionali vaikų burnos higiena kartą per metus. Reporterė Stela Malyško.